Pradėsiu maldą, kaip įprasta. Dėkojam Dieve už tavo žodžius, už šventą įraštą. Palaimink šitą laiką, būk su manimi, palaimink ir vaikų pamokėlę, pasaugok viešpatie. Duok išminties ir mokytojams, ir vaikams klausytis. Būk pagarbintas ir išaukštintas per Jėzų Kristų. Amen. Šiandien noriu pakalbėti apie ištvermę ir kantrybę. Ne 1 Korintiečiams studijuokim, bet manau, kad tinkamas laikas ir tinkama vieta. Tai atsiverskime Jokūbo laišką, 5 skyrių, nuo 7 eilutės paskaitysime. Šiandienos tema – kantrybė ir ištvermė. Jokūbo laiškas 5:7. Tad būkite kantrūs, broliai, iki viešpaties atėjimo. Antai žemdirbys ilgai ir kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus, kol šis gauna ankstyvojo ir vėlyvojo lietaus. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie durų. Imkite, broliai, kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Štai mes laikome palaimintais ištvėrusius. Jūs girdėjote apie Jobo ištvermę ir matėte, kokia buvo jam viešpaties skirta pabaiga, nes viešpats kupinas užuojautos ir gailestingumo. Noriu pradėti tokia iliustracija. Įsivaizduokite Vilniaus miestas, maždaug 7 valandos ryto, automobilis, važiuojate, kamštis ryte, priekyje kažkas sugedo. Ir pypinimai, kamštis dar didesnis susidaro ir 2 minutės palaukęs vairuotojas sugedusio automobilio ateina ir su meile pypinusiam sako: atsiprašau, mano automobilis sugedo, negaliu jo užvesti, gal jūs galite nueiti, pabandyti užvesti, o aš atsisėsiu ir pabandysiu papypinti. Tai tokia situacija parodo, kad mums visiems tos kantrybės pritrūksta. Ir kada šviesoforas rodo raudoną šviesą, eini kaip pėsčiasis irgi ir žiūri, kad automobilių nėra ir stengiasi kažkaip tai greičiau tą laiką sutaupyti. Ir tos ištvermės ir kantrybės mums dažnai pritrūksta ir todėl to paskatintas aš ir noriu šiandien pakalbėti apie ištvermę, kantrybę, kaip jos gauti, iš kur jinai ateina, kur jinai išbarstoma, kur nueina, kada mes jos neturime. Hebrajams laiške sakoma 10:36. Taip, reikia jums ištvermės, kad įvykdę Dievo valią gautumėte, kas pažadėta. Mums visiems reikia tos ištvermės. Kuo daugiau, tuo geriau. Nes visi gyvename sudėtingais laikais ir kuo daugiau tos ištvermės yra pas mus, tuo yra ir naudingiau. Bet klausimas, kas ją gali duoti, kur mes jos galime pasisemti, kaip ją įgyti. Ištvermė. Skaičiau Naująjį testamentą, kuris parašytas graikų kalba ir graikiškai ištvermė hipomonen. Sakomas žodis ir jis pažodžiui reiškia būti po kažkuo. Reiškiasi, kad atlaikyti spaudimą būnant po kažkuo. Ir Jobas, čia skaitytoje vietoje, buvo po kito ranka, buvo po išbandymo. Ir Dievas Dievas leido piktajam išbandyti Jobą. Piktasis atėjo pas Dievą ir sako: leisk man išbandyti, sako, jis tau tarnauja iš išskaičiavimo. Ir Dievas leido ir Jobas buvo po kito ranka ir ėjo per sunkų gyvenimo laikotarpį, kai neteko visko. Bet jis buvo ištvermingas ir
ir atlaikė tą išbandymą ir užrašyta Naujame testamente, pamokyti mums ir paminėta kaip pavyzdys, kad žiūrėkite, štai Jobo pavyzdys ir jūs sekite tuo pavyzdžiu. Būti po kažkuo ištvermė reiškia. 5 skyrius, aš skaičiau nuo 7 eilutės, čia kontekstas kalba apie tai, kad broliai bažnyčioje buvo engiami turtingų žmonių ir galbūt buvo ir toj pačioj bažnyčioje labai turtingų, kurie negražindavo nei atlyginimo, netiduodavo ir prasideda 5 skyrius. Nagi dabar jūs turtuoliai verkite ir raudokite dėl jums artėjančių negandų, jūsų turtai supovė, jūsų drabužiai kandžių sukapoti, jūsų auksas ir sidabras surūdyja. Ir toliau sako 4 eilutė, štai šaukia jūsų laukus nuvalysių darbininkų užmokestis, kurį jūs nusukote. Ir buvo taip, kad ir tų krikščionys vieni kitus engė. Ir ištvermės jiems reikėjo, nes mes esame tarsi vieni po kitais. Mes esame sujungti įvairiais dvasiniais raiščiais ir vieni nuo kitų priklausomi ir reikia ištvermės. Nes ta ištvermė būtent, kai tu esi įsipareigojęs, atsakingas, save valdantis žmogus ir tam reikia tos ištvermės, kad susivaldyti. Iš kur kyla nerimas ir kas žlugdo tą ištvermę? Geras toksai klausimas ir reikėtų nuo čia pradėti, kur dingsta ta ištvermė. Jinai silpninama yra, kada mes žiūrome vieni į kitus, kada mes lyginame save su kitais. Tada mūsų ta ištvermė linkusi išgaruoti kažkur. Ir Dievas davė ir įsakymus tokius, kad negeisk svetimo. Žodžiu, ten ir svetimo tarno, ir svetimo ir asilo minima, ir moters negeisk, nežiūrėk į tą kitą. Ir pirmieji įsakymai, čia aš kalbant apie 10 Dievo įsakymų, sakoma, kad mylėk viešpatį, žiūrėk į jį ir jam tarnauk, stenkis jam patikti, bet nežiūrėk į kitus žmonės. Ir psalmininkas tai sako, ir noriu atversti psalmėje 37 psalmėje, paskaityti 37 psalmėje, 34 eilutė, irgi užsiminama, kad matoma kitas žmogus, žiūrima kaip jisai, ir tada sudėtinga man pačiam elgtis teisingai, susivaldyti, būti kantriam, ištvermingam. 37 psalmėje, 34 eilutė. Lauk viešpaties ir laikykis jo kelio. Žiūrėk į Dievą, lauk jo, būk priklausomas nuo jo. Jis išaukštins tave, kad paveldėtum žemę. Tu matysi, kaip nedorėliai žlugs. Mačiau nedorėlį žūstantį ir įsiplėtojusi kaip šakotą kedrą. Pro šalį ėjau ir jo nebebuvo. Ieškojau, bet jo neradau. Žiūrėk į tobuląjį ir stebėk teisųjį, nes tokių galas ramybėje. Sako, kad reikia į teisingus dalykus žiūrėti mūsų gyvenime. Laukti viešpaties, žiūrėti į pavyzdingus žmonės. Ir dar 73 psalmė, 37 ir 73 psalmė man pačios brangiausios, tai 73 psalmė irgi kalba, kad mano koja vos nesusvyravo, matant, kaip nedorėliai klesti. Jisai žiūrėjo, kaip kiti gyvena, gal pats buvo dievotas žmogus, bet pamatė, kad niekas nesilaiko įstatymo, niekas gerai negyvena, tai gal ir man tada nereikia gyventi. Ir dar atsimenu mokyklos laikus ir tikriausiai jūs tą situaciją prisiminsite, kada būna kūno kultūros pamoka ir bėgame trumpą bėgimą, žodžiu, ten 62 metrų sprintas. Ir sustojame visi prie starto linijos ir dar mokytojai nesušvilpus, jau kažkas šauna į priekį, žodžiu, ir tada kiti pasileidžia bėgti. Ir tada mokytojas sako, ne, palaukite, pasiruoš dėmesio marš. Tada vėl sugrąžina visus.
Ir čia pavyzdys, kaip kažkas priekyje pradeda bėgti, reiškia, ir man reikia bėgti. Mes elgiamės va šitaip, kad pamatome, kad kažkas kažką turi ir mums reikia. Pamatome, kad kažkas priekyje bėga, daugiau pasiekia ir man tada to reikia. Čia mūsų tokia jau natūrali prigimtis, kad mes linkę žiūrėti į kitus ir tada patys neišlaukiame, neiškenčiame. Ir ypatingai, kaip mes iš Dievo malonės vaikus mažus auginame, tai kasdieną su tuo susiduriu, vienas įsideda kažko skanaus, randa jogurto šaldytuve ir kitam tada reikia. Pamato ir tada kitam reikia. Tai silpnina ištvermę asmeniškai kiekvieno žmogaus. Žiūrėjimas į kitus. Tai ištvermė būtent per tai, kad mes žiūrame į kitus, jie mūsų gyvenime mažėja. Kartą, kitas pavyzdys toksai, kartą vyras stebėjo motiną parduotuvėje. Ir mama buvo su maža mergaitė ir žinot, kaip vaikai pamato kažką skanaus, mama noriu aš to, mama sako, ne, negalima. Ir ką tada, kai mama pasako negalima, tai į ašaras, į visokius tokius prašymus. Ir tada mama sako, nesigutė, pakentiek dabar. Dar kelios prekės ir mes eisime. Tada prieina prie žaislų skyriaus. Ir vėl vaikas, mama, man reikia šito žaislo. Ir mama sako, ne, nereikia, mes šito netėjome. Vaikas į ašaras ir vėl. Tada mama sako, Sigutė, dar truputėlį pakentiek, tuo eisime prie kasos, grįšime namo, galėsime pailsėti. Ir galiausiai išeina iš parduotuvės ir vyras, kuris matė, prieina ir pradeda girti tą jauną mamą, sakydamas, kaip jūs gražiai su savo mažąja Sigutė ištvėrėte apsipirkimą. Ir ta moteris sako, ačiū, bet sako, mano dukrelės vardas Rytutė, o aš esu Sigutė. Ir ta mama tuose ištverminguose momentuose save nuramina. Pirmiausia, kad ištvermė ateina, kada mes randame raktą, kaip save nuraminti, kaip atlaikyti tas sudėtingas situacijas, kada jos reikalauja iš mūsų ypatingų sugebėjimų. Ir kaipgi save nuraminti ir kaip rasti tą ištvermę ir kur ją randame. Tai mes skaitėme Jokūbo 5 skyrių ir ten sakoma 8 eilutėje. Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties atėjimas arti. Paskui sako apie prieš tai kalbėjo, antai žemdirbys ilgai laukia, kantriai laukia brangaus žemės vaisiaus. Sustiprėjimas mūsų tos ištvermės ateina per tvirtą tikėjimą. Ir tas tvirtas tikėjimas ne vien, kad toks tuščias, aš turiu tikėti kažkuo. Ne, tvirtas tikėjimas, kad yra sezoniškumas, kad tas išbandymas, tas pagundymas arba ta sunki situacija gyvenime neamžinai tęsis. Nes mes gyvename žemėje, kur yra sezoniškumas. Yra sėja, pjūtis yra ir net ir mūsų kūnai atrodo, kad gyvenam diena iš dienos, viskas tas pats per tą patį, bet yra sezoniškumas. Mūsų kūnas nuo mažiuko auga, vystosi, bręsta, paskui pasiekia tokį jau brandos amžių ir paskui pradeda senėti. Sezoniškumas, kaip šventas raštas apibūdina, kaip žolė, sako, jisai turi sezoniškumą ir paskui nuvysta ir baigėsi gyvenimas. Ir viskas taip žemėje. Niekas amžinai žemėje taip nesitęsia, tik dvasiniai dalykai yra amžini. Dievas amžinas, dvasiniai dėsniai Dievo yra amžini. Bet mes gyvename žemėje, kur yra tie išbandymai ir išbandymai nėra amžini. Tam tikri išbandymai tęsiasi tam tikrą laiko dalį. Todėl, kad mes žemėje. Ir čia sakoma, kad būkite kantrūs, broliai,
Ir žiūrėkite, yra tas sezoniškumas, tai vienas dalykas, tas būtent, kad tas išbandymas, per kurį aš einu, kur iš manęs reikalauja labai daug kantrybės, to susivaldymo, jisai nebus amžinas. Jis yra laikinas ir jis pasibaigs. Praeis laiko tarpas ir jis pasibaigs. Ir žemdirbys taip pačiai gali nusiraminti. Aš laukiu, ateis laikas ir jis pasibaigs. Ir mes randame tame paguodą. Izaijo 40:31, Izaijo knyga sakoma, bet tie, kurie laukia viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails. Būtent laukia viešpaties. Jie žino, kad šitas žemiškas gyvenimas ir jis praeina. Jis yra laikinas ir 8 eilutėje apie tai ir kalbame, nes viešpaties atėjimas arti. Ir kada lauki Dievo, tai padeda ištverti labai didelius sudėtingus gyvenimo etapus. Būtent, kad laukimas, kad tai nesitęs amžinai. Šitas pragaras laikinas čia žemėje būna, tikrai būna sunkių akimirkų, jis nesitęs amžinai ir mes laukiame. Ir tas laukimas ir supratimas, kad nebus amžinas, mums padeda. Tokią knygą teko skaityti. Žmogus ieško prasmės. Parašė Viktoras Franklinas, austrų neurologas, psichiatras ir holokaustą išgyvenęs žmogus. Jis žydas buvo. Ir jis, eidamas būtent per tą holokaustą, pastebėjo, kad greitai mirdavo tie žmonės, nepakeldavo to spaudimo, tie žmonės, kurie neturėdavo prasmės. Tiesiog jie neturėjo nei vilties, nei prasmės daugiau gyventi tą siaubingą gyvenimą, kurį gyveno koncentracijos stovykloje. Ir jis tokį tyrimą atliko. Tie žmonės, su kuriais jisai bendravo, kai kurie turėjo viltį ir turėjo tikėjimą, kad kažkas namuose jų laukia. Jie išsiskirdami, kai kurie žmonės pažadėjo, aš tave pamatysiu. Kas be būtų, aš turiu sugrįžti pas tave. Mes pasimatysime. Ir tie žmonės, turėdami tą viltį, ėjo per tą pragarą žemėje, per tą holokausto, tą kalėjimą, ėjo ir praėjo. O dažnai, kurie neturėdavo vilties ir neturėdavo prasmės toliau gyventi ir neišgyvendavo, jie tiesiog pasiduodavo. Ir matome, kad ta ištvermė, jinai kyla iš tikėjimo. Būtent iš tikėjimo, iš vilties, iš prasmės. Ir jis parašė tą knygą. Ir tas 7-8 eilutė ir nurodo būtent, kad žemdirbys laukia, bet jis turi viltį ir žino sezoniškumą, kad paims derlių jisai. Derlius ateis ir ateis laikas, dabar dar netėjo, bet jis ateis ir aš pjausiu derlių. Ir tikintieji taip pat laukia viešpaties. Ateis laikas, viskas nesitęs, šitoje žemėje taip amžinai, ateis viešpats, arba jis ateis, arba mes pas jį nueisime, kitaip sakant, tai nesitęs amžinai. Ir tame tikintieji randa paguodą ir sustiprinimą išgyventi labai sudėtingus gyvenimo etapus. Ištvermė labai reikalinga visais gyvenimo atvejais ir mes žmonės dažnai vertiname pagal sugebėjimus ištverti. Kas prisijima atsakomybės, paiso taisyklių, laikosi moralės standartų, ištveria, pakelia kitus žmonės, galima sakyti. Būna po kažkuo, gal moralinių standartų, Dievo žodis, ką sako, kad nelaužo to, jis susivaldo. Ir mes gerbėme tokius žmonės ir vertiname tokius žmonės, kurie prisijima atsakomybės ir paiso. Ir šventas raštas sako, palaiminti ištvermingieji ir sako, žiūrėkite jų pavyzdį. 10 eilutė, imkite broliai kentėjimo ir ištvermės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Ir kitas dar dalykas,
Kaip ugdoma ta ištvermė? Kaip aš kalbėjau apie tai, kad tikėjimas būtent amžinais dalykais ir dabar kitas dalykas, kaip man gauti daugiau ištvermės ir kaip ją ugdyti, tai Jokūbas pradeda laišką, 1 skyrius, 3 eilutė, žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. Ištvermė nėra savaime auganti. Jeigu sėdėsiu ant sofos, kaip daugelis palygina ant sofos ir televizorių junginėsiu, ištvermės aš neužsiugdysiu. Ištvermė auga išbandymuose, kaip ir Jokūbas sako, tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. Ir čia apie tikėjimą kalbama, kad aš tikiu, kad tuo, ko viliuosi, įsipildys ateityje. Ir aš viliuosi, kaip žemdirbys pasodino, jisai vilėsi. Ir jisai kitais metais gavo derlių ir jo tikėjimas sustiprėjo. Bet buvo išbandymas. Ir panašiai kaip sportininkai nepasiekia aukštų rezultatų nesitreniruodami ir nedėdami pastangų. Taip pačiai ir su ta ištverme. Mes turime praktikuoti ją, mes turime susivaldyti ir kovoti tas dvasinės kovas. Ir mes esame raginami taip daryti. Šventas raštas ragina. Ir Dievas supranta, kad mums sudėtinga ir sunku. Bet jis ragina mus ir nori, kad mes naudotume tą, ką turime, tiek ištvermės, kiek turime, kiek sugebame pakelti, kad mes ją panaudotume. Nepadėtume nuošalin, bet kad bent tiek, kiek turime, naudotume ir tuo metu jinai augs. Kartą meldžiasi 2 krikščionys ir vienas yra vyresnis jau tikėjime, jau daugiau metų, kitas jaunesnis. Ir jaunesnis sako, melskis, kad Dievas duotų man daugiau ištvermės. Ir jie kartu meldžiasi ir tas vyresnis meldžiasi, Dieve, duok man broliui, šitam mano broliui daugiau išbandymų, sunkumų, sunkių situacijų, kur jisai galėtų augti. Tas jaunesnis, aš ne šito prašiau, kad tu čia meldiesi. Ir tas vyresnis sako, ištvermė auga per išbandymus. Sako, jinai kitaip ir nėra treniruojama. Tik būtent tose sunkiose situacijose, kada mes per jas pereiname. Jinai kaip raumuo, kaip smegenų raumuo, protas irgi yra lavinamas mąstant, atsimenant viską. Ir fizinis kūnas yra lavinamas sportuojant, raumenis lavinant. Tai taip pačiai ir ta ištvermė, tos sudėtingos situacijos, stresinės galbūt sunkiai mums pakeliamos, jos padeda ugdytis ištvermę, kada mes nepasiduodame, kada susivaldome. Ir iš tikrųjų, jeigu pasiduodame, nesivaldome, pykstame, mes nepridedame ištvermės. Tai ištvermės neprideda. Pykimas, nesusivaldymas. Galbūt einam per tas sunkias situacijas ir mes galim eiti dvejopai. Galime eiti murmėdami ir skųsdamiesi, ir nepasitenkindami ir parodydami būtent save. Ir ištvermė tada neauga. Situacija ta visa yra. Ištvermė mūsų neauga. Bet galime eiti per tą situaciją susivaldydami. Mes pasirenkame, ar augs mūsų ištvermė, ar pasiliksime tokie patys. Taigi išbandymai tie ugdo ištvermę. Ir kitas dalykas, paskutinis, tai ištvermė yra šventosios dvasios vaisius. Ir Dievas per savo malonę duoda mums tą ištvermę. Daugelis krikščionių pasiekė daug daugiau gyvenime, negu būtų pasiekę be Dievo. Ir ką aš noriu tuo pasakyti, kad pradedant nuo manęs, tai aš be Dievo nugyvenau siaubingą gyvenimą. Bet tik pažinęs Jėzų Kristų kaip savo gelbėtoją, įgavau ištvermės. Jis man davė vilties ir sugebėjimo pakelti sunkias aplinkybės. Mes susituokę su žmona pradžioje nenorėjome vaikų, nes iš viso nenorėjome, nes kaip ir kliudo. O dabar su Dievu mes kada pradėjome gyventi, turime 4.
Ir ačiū Dievui. Ir Dievas veikiantis savo malonę mumyse padidina tą ištvermės ir pakantumo saiką. Būtent iš savo malonės. Ir malonė ateina per Jėzų Kristų. Malonė tai yra neužtarnautas Dievo dovanai duodamas gėris. Tai jo atpirkimas, jo auka, būtent Jėzaus Kristaus atpirkimas ir auka ant kryžiaus už mane. Dievas pamilo mane ir tave. Pamilo kiekvieną žmogų. Jūs pamilo Dievas, kad atidavė Jėzų Kristų. Ir ta žinia, jinai sustiprina ištvermę. Eiti toliau ir dar parašyta romiečiams, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Ir dėl tokių eilučių, kad kas bebūtų, aš tavęs nepaliksiu ir neapleisiu. Kada randi šventame rašte, eidamas per sunkias situacijas, Dievas padidina tau tą ištvermės saiką per tikėjimą. Tu tiki, kad jisai veikia tavo gyvenime, tu matai jo ranką ir tai įgalina turėti daug didesnį tą ištvermės ir pakantumo laipsnį, negu įprastai be Dievo mes turime. Taigi tikėjimas ir būtent šventoji dvasia veikia mumyse, jinai padidina tą ištvermės ir pakantumo lygį, žymiai padidina, negu mes jį patys iš savęs turime. Tai krikščioniška ištvermė vadinama. Ir tokią knygą turėjau namuose dabar paskolinęs. Tai bažnyčios kankinių istorija, ten joje aprašyta, kad daugelis, ypatingai ankstyvaisiais amžiais, labai kentėjo dėl tikėjimo. Dabar mes tai nesame taip persekiojami, bet būdavo atiminėjami ir tas žemiškas turtas, ir namai, ir iš namų metami, iš giminių, iš valstybės. Ir būdavo netgi žudomi krikščionys dėl tikėjimo, bet jie iškentėjo ir pakėlė visą tai ir ištvėrė. Ir kai kurie mirė ir ištvėrė, bet mirė pasitikėdami Dievu, tikėdami, kad jie po mirties bus su juo, mirė be nepykant, mirė taikoje su Dievu ir nelaikydami priešų to žmogaus. Būtent, kad kaip Jėzus sakė kalusiems prie kryžiaus kareiviams, sako, Tėve atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro. Arba kai Steponą užmėtė, Dieve, neįskaityk jiems šitos nuodėmės. Tai krikščioniška ištvermė veikianti per šventąją dvasią. Ir todėl raginu šiandien, jeigu dar nepažįstate kas nors viešpaties kaip savo asmeninio gelbėtojo ir jums reikia ištvermės, viešpats gali jums padėti. Jisai yra gelbėtojas, jisai myli jūs, kiekvieną žmogų. Jėzus Kristus pamilo ir atėjo numirti už nusidėjėlius, nes Dievas myli kiekvieną žmogų. Dievas leidžia gyventi žemėje kiekvienam žmogui ir jis parūpino atpirkimo, sutaikinimo su savimi planą, būtent per Jėzų Kristų, per jo auką. Ir reikia šauktis viešpaties. Viešpatie ateik į mano širdį, būk mano gelbėtojas ir viešpats. Melstis tokia paprasta malda, pasitikėti juo. Ir jis ateis, jis to nori. Jis nori būti mūsų gyvenimo viešpats. Bet tai nelengvas sprendimas, tai nėra trumpalaikis sprendimas, tai nelengvapėdiškas sprendimas. Tai yra apsisprendimas savo gyvenimo atiduoti į Dievo rankas, pasitikint juo, kad jis viską parūpins, viską suteiks mano gyvenime. Ir kada šitas žemiškas gyvenimas sunyks, būsime po mirties su juo. Tai tokios įžvalgos iš Jokūbo laiško apie ištvermę. Pasimelsiu. Dėkoju tau, Dieve, tu duodi mums antgamtinę ištvermę, iškęsti įvairius sunkumus, įvairias negandas. Padėk viešpatie žiūrėti į tave, žiūrėti į tuos pavyzdžius tikinčiųjų, kurie ištverė gyventi viešpatie, žinant, kad šitas gyvenimas laikinas, kad yra sezoniškumas, kad viskas praeina. Gyventi su tavimi, pasitikint tavimi, žvelgiant į tavo meilę, į tavo ranką mūsų gyvenime, kai tu mumis rūpinėsi, globoji mus. Ir ačiū tau, viešpatie, kad tai darai.
Dėkojam, meldžiame per mūsų gelbėtoją Jėzų Kristų. Amen.